Taip, ir kalbėsim toliau mes apie Aussehen und die Kleidung. Mes turim pakartoti ir išmokti būdvardžių linksniavimą. Pakartosim die Kleidung. Die Kleidung. Jūs galėsit stop padaryti, sustabdyti ir nurašyti žodžius. Die Bluse, der Rock, das T-Shirt, ja, die Hose, das Hemd, die Jacke, der Gürtel, die Kurzhose, Jeans, der Pullover. Jūs turėsit nurašyti ir toliau žiūrėkit. Das T-Shirt. Nu, manau, padaryta, ne? Tai dabar mes pažiūrėsim į būdvardžių linksniavimą. Kaip po to pavyzdžiui pasakyti der blaue Rock, die blauen Augen, das runde Gesicht ir taip toliau. Jeigu būdvardis stovės prieš daiktavardį. Jeigu būdvardis stovi atskirai, der Tisch ist klein, das Mädchen ist klein, die Katze ist klein ir taip toliau. Ane? Jeigu būdvardis stovi atskirai, jis nelinksniuojasi, jokių galūnių negauna. O jeigu mes norim daiktavardį, būdvardį prieš daiktavardį padėt, tai pats daiktavardis turi artikelius. Ir artikeliai gali būti žymimieji, nežymimieji, arba trečias variantas, jeigu yra būdvardis, galima be artikelio. Ir čia yra, jeigu jūs į Google pažiūrėsit arba į vadovėlį, tai dažniausiai va taip ir yra 3 lentelės viename. Ane? Tuo aš pabandysiu paaiškinti, kas kur yra. Pirma eilutė visur, tai čia taip vadinama pirma lentelė būdvardžiai po žymimųjų artikelių. Artikelis rodo linksnį, vienaskaitą, daugiskaitą ir giminę. Tai vat artikelis tai yra daiktavardžių galūnė. Ir jeigu artikelis rodo mums visą gramatiką, linksnį, giminį, vienaskaitą, daugiskaitą, tai būdvardis, būdvardžių galūnė neturi kartuot medžiagą. Todėl mes žiūrim nominatyvę. Der rote Rock, die gelbe Bluse, das grüne Hemd. Nominatyvę po žymimųjų artikelių visi būdvardžiai turi galūnę E. Akuzatyv pirma eilutė. Den roten Rock, die gelbe Bluse, das grüne Hemd. Das, die sutampa su nominatyv ir akuzatyv den roten. Datyv. Pakartosiu taisyklę. Jeigu artikelis viską rodo, būdvardžių galūnė neturi dubliuotis. Ne?
Ir dem roten Rock, der gelben Bluse, dem grünen Hemd. Datyve visur galūnė N. Ir genitiv des roten Rocks, der gelben Bluse, des grünen Hemd. Genitive būdvardis niekada neturi galūnės S. Irgi datyv genitiv būdvardis turi galūnės N. Ir mes galim pirmą išvadą po pirmos lentelės padaryti. Būdvardis turi tik dvi galūnes E und N. Einam toliau. Antra eilutė, antra lentelė. Jeigu daiktavardis turi nežymimąjį artikelį. Ir tik nominatyve mum per mažai informacijos. Ein, eine. Nu, eine tai moteriška giminė, gerai. O ein, der arba das. Ne? Tai tik šitoj vietoj būdvardis turi parodyti, padėti artikeliui. Ein roter Rock, eine gelbe Bluse, ein grünes Hemd. Akkusativ, einen roten Rock, eine gelbe Bluse, ein grünes Hemd. Dativ, einem, viskas gerai, viską rodo. Einem roten Rock, einer gelben Bluse, einem grünen Hemd. Ir genityvas eines roten Rocks, vėl jokių galūnė N, einer gelben Bluse, eines grünen Hemds. Antra lentelė, tik nominatyvę der das mes turim parodyti. Viskas toliau vėl galūnės N. Pas būdvardai, nu ir E moteriškos giminės. Ir trečia lentelė, trečia eilutė, jeigu būdvardis vietoj artikelio, be artikelio. Der, das, die. Roter Rock, gelbe Bluse, grünes Hemd. Akkusativ. Roten Rock, gelbe Bluse, grünes Hemd. Rotem, dem rotem Rock, gelber Bluse, grünem Hemd. Ir genityve vis tiek neturės būdvardis niekada galūnės S. Roten Rocks, gelber Bluse, grünen Hemd. Ir viskas čia ir visas būdvardžio linksniavimas. Daugiskaita. Po žymimųjų artikelių visada galūnė N daugiskaitoj. Antroj lentelėj nėra daugiskaitos, nes nežymimieji artikeliai daugiskaitos neturi. Tai gali būti arba žymimieji artikeliai būdvardis su galūnė N, arba vietoj artikelio bus weiße, weißer, weißen, weiße. Die, der, den, die. Taip, va čia ir visas būdvardžių linksniavimas. Ir jūs turėsit aprašyti toliau draugę arba save, ane, pavyzdžiui, den langen, sie hatten den langen roten Rock mit der weißen Bluse ir taip toliau. Und das runde Gesicht, die blauen Augen oder braunen ir taip toliau. Nes va tas Aussehen ir Kleidung
reikalauja būdvardžius. Charakter reikalauja būdvardžio laipsniavimą. Bet aussehen irgi größer, kažkas tai gali būti am kleinsten oder am größten in der Klasse oder tarp draugų ir taip toliau. Tai vat čia dvi pamokos būdvardžiai ir su galūnėm ir Steigerung, laipsniavimas, kad daugiau, geriau sugebėt aprašyt žmogų. Ir jūs turėsit, ich stelle mich vor und mein Freund, meine Freundin beschreiben.